kol mūsų varytojai už Lietuvą raško obuolius pakelėse, aš tikiuosi, kad mes iš kokio druskinio negausim, tai aš šiandien kalbinu kolegą, kurio negaliu patikėti, tiesą pasakius. Žinot, kaip yra sakoma, negaila nei kojyčių, nei rankyčių. Tai klausyk, kaip tu čia taip sugalvoji, tokioje situacijoje varytą kamuolį? Ką žinau, tiesiog labai myliu krepšinį, myliu Lietuvą, pačią norėjau išbandyti kažką naujesnio, ekstremalesnio, taip bėgti su gipsu. Aš manau, tau pavyko, klausyk, aš žiūrėjau tave ir negalėjau patikėti iš tikrųjų. Turi draugę? Taip. Ji tau leido? Na, nelabai spyrėjosi, bet... Bet vyriška kontrolė nulėmė, kad vis tiek varai už Lietuvą, ne? Ja. Tai klausyk, tai ką įkrautum iš kamuolį? Manyčiau, kaip draugė vakar sakė, tritaškį su pražanga. Geras. O jeigu visai Lietuvai, bendrai, va, tarkim, kad tai yra ne krepšinis, tarkim, kad šitas kamuolys yra tas toksai kaip simbolis, kuris vienyje mūsų tautą. Ko palinkėtum? Ko palinkėčiau, kad neišvažinėtų į visokias Anglijas, panašiai liktų Lietuvoje žmonės, puoselėtų tradicijas, kažką tokio. Supratau. Labai gerai. To mes lietuvaičiams ir linkim. Ir varom net su gipsais.